Iš tikrųjų, mano pranešimas, jeigu kas matėte, toks yra tikrai toli nuo mokslo, bent savo formuluotę, kad mes nesaugom mažų ar didelių. Mums svarbus reti ir tie, kuriems reikia pagalbos. Šiandien pasirinkti, kur turime fokusuoti savo veiklą, yra, sakytume, labai paprasta, bet kita, mūsų sprendimai gali mus pačius išgąsdinti, nes tik tai tada, kai suprantame, ko ėmėmės, dažnai tampa, truputį nejauku. Ir klausimas, ar galėsim, ar pajėgsim, koks bus efektas. Žinot, bendraujant su gamta, vykdant projektus, yra pati turbūt pavojingiausia jų pusė, tai būtent paradiškumas ir akciškumas. Koks? Projektas baigėsi po 3, po 5 metų. Gamtoje tai niekingas laiko tarpas. Jeigu mes neturim tęstinumo, negalim to užtikrinti, vadinasi, mūsų pastangos teikia tik mum vidinį džiaugsmą. Ta įrodė ir mūsų gamta Lietuvoje, man atrodo, pasižiūrėkime į Europos valstybės, kurios turi senesnę patirtį. Beje, Europoje modernioji gamtosauga skaičiuoja tik 2 šimtmetį. Modernioji. Taip, kad ta patirtis ji yra, bet jos, žinoma, nėra tiek daug. Bravūruoti čia nėra kuo. Tiesiog tos patirtys yra vienų išskaičiuotos, kitų įgytos. Žodžiu, labai gera, kad galim kartu, dalintis šiandien tuo, bet aš tiesiog neliesiu geopolitinių, daug kas pasiteisinimų konstatuojat, bet tiesiog tik pasakysiu, kad visiems daug mūsiškiam žinomus dalykus, būtent, kad nuo 70-ojo dešimtmečio prasidėjo saugomų rūšių fokusavimas į jas ir, sakykime, tai, kad pirmieji saugomų rūšių sąrašai ir raudonoji knyga 81 metais išleista kaip leidinys, veikė. Svarbiausia tai, kad veikė, jeigu būtų neveikę, mes nebūtume įsteigę tiek saugomų teritorijų. Tai, kas šiandien yra praktiškai milžiniškas laimėjimas, sukurti, įsteigti naują teritoriją savo laiku, mes tokius vajus po 20-30 teritorijų vienu metu įkurdavom, žinoma, su dideliu įdirbiu. Ir tai iš tikro, kaip šiandien pagalvoji, tai buvo stebuklas, nes šiandien tą vargu ar būtų kaip nors įmanoma. Dabar, ką visgi pirmiausia turime saugoti, kurią rūšį tame komplekse? Žinome, kad šiandien mes miško pievų, šlapžemių, smėlynų biotopus, pačius jautriausius, kurie pas mus labiausiai pažeidžiami, juos aptarinėjam, jų kažkokius fragmentus saugome, atkūrinėjam, bet jie daugiau, suprantu, kaip reprezentavimas yra, bet ne visada gali
būti labai patogus rūšims. Lygiai tas pats mūsų auksavabalio, ačiū Dievui, turim fragmentus biotopų, kuriuose yra jiems tinkami išlikę medžiai. Tai savotiška sengirė, jeigu Lietuvos auditorijai tai žinoma, o svečiams apie mūsų sengirės projektą turbūt organizatoriai pasakojo, jei ne, tai turės progos plačiau papasakoti. Bet aš norėčiau būtent apie saugomas rūšis ir praktinius darbus. Iš tikro, po 90 metų, kurie Lietuvoje, žinot, žymėjo naują etapą veiklos, mes iš tikro labai sunkiai pradžioj patys savo įrodinėjom, skynėmės tą kelią ir štai pirmasis toks projektas, su kuriuo teko jau konkrečiai rūšims, tai didžiųjų apuokų ir lūšių gražinimo projektas buvo naujas ir man dirbant ministerijoje teko labai ilgai įrodinėti, kad įmanomas apskritai toksai požiūris ir toks darbas. Šiandien viskas paprasčiau ir, sakykime, balinio vėžlio populiacijos, neatkūrimas, bet sutvirtinimas tais konkrečiais praktiniais veiksmais, jis jau vėlgi lyg pripažintas ir nediskutuojamas. Tačiau bestuburių atkūrimas populiacijų yra be galo, sakyčiau, ne tai, kad sustojęs, bet jis labai mažai judintas. Ir ta vienintelė rūšis, kuriai tenka tiek dėmesio, aš manau, kad galėtų save laikyti laimingą, nes, pavyzdžiui, elniavabalis, Liucanus cervus, kuris Lietuvoje praktiškai, sako, gal jis atsikurs, niekas iš nieko neatsikuria. Jeigu mes nušniojom ąžuolynus ir nėra pirminės medžiagos, tai ta rūšis niekada pati savo neatsikurs. Ar tai, kas daroma, sakykime, Lietuvos zoologijos sodo laboratorijoje su būtent auksavabalių veisimu, ar tai gali būti tipinė forma kitoms rūšims, visą tai jūs visi ir nuspręsite. Tačiau aš vieno jau baigdamas negaliu nepasakyti. Mes turime labai didelį neišnaudotą rezervą veiklai pasiruošusių žmonių. Rūta, saugomose teritorijose dirba begalė specialistų. Žmonės laukia darbo. Ir praplėsti savo funkcijas būtent tais praktiniais darbais, ne tik papasakoti, parodyti, bet ir organizuoti, žinote, daugelyje valstybių nacionaliniuose parkuose yra, toj pačioj Vengrijoje važinėjom, ir stepinės angies veisimo centras yra, ir didysis einis yra, kuriam skiriamos praktinės, būtent praktinės, ne ekspozicinės kažkokios tai veiklos. Visa tai, aš manau, kad štai tokių
veiklų mums labai trūksta, bet tam mes čia ir esam. Tai linkiu mūsų konferencijai sėkmės, ačiū labai ir iškeliauju vykdyti savo ambasadoriškų funkcijų. Būkit sveiki.